Init televizija vėl kviečia žiūrėti laidą Aisčių keliai. Jūs matysite naujus, kvapą gniaužiančius siužetus, pasakojimus menančius mūsų šalies didingą praeitį. Lankysimės ten, kur kažkada lankėsi mūsų protėviai. Aiškinsimės, iš kur mes atsiradome, tokie kokie esame šiandieną. Rodysime, kas primena mūsų neįkainojamą kultūrą ir atrasime, kokie mes nepaprasti esame pasaulyje. Norėdami leistis į laidos pasakojimus, kur kažkada lankėsi mūsų protėviai, reiktų dar kartą paaiškinti, iš kur mes atsiradome – indoeuropiečiai ir baltai. Antrasis moters kapas man kaip buvusiam centrinės Lietuvos plokštinių kapinynų kultūros tyrinėtojui įdomus jau vien dėl to, kad jame kapo dugne buvo rasta visa eilė gana taisyklingai sudėtų akmenų. Jie tiesa nesudaro tokios taisyklingos stačiakampio formos, bet vis dėlto primena centrinę Lietuvai įprastą konstrukciją. Na, reikia pasakyti, kad tokių akmenų kapo dugne buvo rasta ir Nemuno Žempio paminklas ir Dauglaukio kapinyne, kuris yra prie jūros, ir prie Pagramančio kelio esančio Šalkinų kapinyne. Ir man atrodo, kad šita moteris gali turėti tam tikrų ryšių su centrinės Lietuvos gyventojais. Galbūt net yra atitekėjusi iš tų vietų. Antrajame Vėluikių moters kape griaučiai gerai išlikę. Galva viršugalvį nukreipta į pietų vakarus 138 laipsnių kryptimi. Moteris palaidota aukštielninką. Dešinioji ranka buvo stipriai atlošta į dešinę kapo pusę, o dilbio kaulų nematyti. Sunku pasakyti, kur ta ranka buvo padėta, bet sprendžiant iš žiedo, ji turėjo būti padėta skreito srityje. Žiūrint iš arčiau, matyti įvyjinis žiedas ir šalia jo šiek tiek aukščiau geležinis lazdelinis smeigtukas. Jo galvutė nukreipta į kapo išorę, adata į vidų. Tokiais smeigtukais geležies amžių baltų žmonės susmeigdavo maršką, į kurią vyniodavo savo mirusiuosius. Šiai moteriai skirta marška buvo susmeigta juosmens srityje. Netrodo, kad ji buvo palaidota skoptinėme ar lentinėme karste. Kapo akmenų konstrukcija galvūgalyje nesudaro rato ar eilių. Iš dešiniosios pusės sudėta didesnė akmenų eilė, o kairėje padėtas vienas akmuo. Tai buvo simbolinis riboženklis, kuris turėjo atriboti mirusiųjų pasaulį nuo šio pasaulio. Šis kapas nėra pats turtingiausias iš moterų kapų. Apie įkapes jau buvo šnekėta, bet pažiūrėkime iš arčiau. Adata. Ji yra kairėje kapo pusėje ties žastikauliu. Laidojimo apeigų metu buvo padėta tiesiai ant kairiojo peties. Ylos dažnas baltų moterų kapų palydovas. Ir nesvarbu, ar tai centrinės Lietuvos kapinynų žmonės, ar rytų Lietuva, ar Nemuno žemupys, ar vakarų Lietuva. Visur ta pati vakarietiška baltų kultūra pasireiškia vienodais moterų įkapių komplektais. Kapas numeris 2. Jauna 25-30 metų moteris. Ta liudija ir jos kaukolės morfologija, ir viso likusio skeleto morfologija. Na, būdingi bruožai, taip pat būdingi aplamai tam laikotarpiui, tai yra ilga kaukolė ir gana masyvi. Bet visame tame fone geležies amžiaus ji labai neišsiskiria iš kitų to meto žmonių. Vytautas Urbanavičius atliko šios kaukolės plastinę portreto rekonstrukciją. Štai kaip jinai atrodytų. Na, matosi, gal ir mūsų masės, gal ir nelabai daili. Moteris ir gana ilga ir iš profilio nesimato plačianosinis su kuprele. Bet tai taip galima įsivaizduoti, kaip atrodė mūsų geležies amžiaus viena iš gyventojų. Drąsiai galima sakyti, kad greta pirmojo vyro kapo rastoji moteris buvo palaidota tuo pačiu metu 4 amžiaus pabaigoje ar 5 amžiaus pradžioje.
Trečiajame Vėluikių vyro kape mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva nukreipta į šiaurės vakarus 315 laipsnių kryptimi. Kojos, kurių iki šiol nesimato, greičiausiai bus ištiestos. Dešinioji mirusiojo ranka buvo sulenkta smailu kampu ir padėta ant krūtinės, o kairioji ranka šiek tiek atlošta į šalį ir padėta juosmens srityje. Kaip ir kituose Vėluikių kapuose, kapo duobėje nerasta degėsių, keramiko šukelių ar kitokių paliudijimų apie buvusias apeigas su ugnimi. Ir organikos, drabužių ar karsto liekanų nematyti, nors griaučiai puikiausiai išlikę. Vyras neabejotinai priklausė kariniam elitui, jam nepašikštėta gerų ginklų bei raitelio reikmenų. Štai dešiniajame galvūgalyje grakštus ietigalis. Matyti jis turėjo nedidelėme plote giliai įsmigti, tai jau ginklo požymis, o ne medžiokliai skirto ietigalio, kai ten užtenka prakirsti kuo didesnę žaizdą, kad žvėris nukraujuotų. Didžiausias netikėtumas štai šita krūvelė daiktų, kuri kol kas visiškai neišvaizdžiai atrodo. Toje krūvelėje yra kirvis, yra kovos peilis, o šalia jau matyti žalvarinių dekoros purgelių galvutis. Jos paprastai būna su 2 kojelėmis, kurias įbesdavo į odą ir dėliodami kažkokią tvarką sudarydavo ornamentą. Didžiausia tikimybė, kad čia bus rastas kovos peiliui skirtas specialus diržas perpetė. Pirmajame vyro kape jau ištirta perpetė, tačiau ten ją iš diržų išskiria tik didelė ovalo formos sagtis. Žalvarinių radinių yra vyro krūtinės srityje. Ant dešiniosios rankos buvo užmauta apyrankė, ant kairiosios taip pat buvo masyvesnė apyrankė. Aukščiau kairėje krūtinės pusėje, viena greta kitos yra padėtos 2 segės. Abi segės priklauso žalvarinių lankinių žieduotųjų segių tipui. Pirmosios segės lankelis labai platus. Antroji segė buvo padėta priešingai pirmajai, kojelė į vakarų pusę, o šalia matyti įvyjinis žiedas. Dar vienas žiedas yra tarp tų 2 segių ir abu jie buvo ant dešiniosios rankos. Kita reikšminga detalė ryškėja žvelgiant į mirusiojo kaukolę. Šiuo rakursu gal nelabai matyti, tačiau atrodo, kad vyras yra patyręs stiprų slystantį smūgį aštriu ginklu, kovos kirviu ar kovos peiliu. Vyras po smūgio išgyveno, tai liudija užsitraukę kraštai. Atrodo, kad Vėluikiuose rastas vienas iš retesnių individų, kurių kauluose galima įžiūrėti buvusių kovų ar susidūrimų pėdsakų. Na, bet tai turės patvirtinti antropologas Rimantas Jankauskas. Dabar dėl kojų. Jos, kaip parodė tolesni tyrimai, yra savo vietoje tik kažkokiu būdu stipriai, ne 20 cm skirtumų, smuktelėjusios žemyn. Matyt, yrantis ančios krantas ir šitą kapą greitai būtų pasigavęs. Kaip ir reikėjo tikėtis, kojos buvo sudėtos viena greta kitos ir ištiestos. Trečio kapo tyrinėjimai galvūgalyje tokią staigmeną mus padarė. Atrodo, kad mes čia randame perpetę, kuri yra būdinga tik tai karinio elito kapams. Štai kapo viršugalvis kitų rakursų. Gerai matyti žalvarinės plokštelės. Iš čia kaktos srityje galima įžiūrėti aprašytą galvos traumą. Pažvelkime naują kryptimį į kapo detalės. Matyti kryžiaus pavidalo plokštelė, o šalia dekoratyvinių spurgelių eilutė, žalvarinė perpetės plokštelė, kovos peilis ir įmovinio kirvio įmova. Po perpetės dekoro elementais netikėtai pasirodė žalvarinė žirgo žąslų grandinė ir žalvariniai kamanų papuošalai. Šios kryžiaus pavidalo plokštelės, kaip aiškėja, buvo kamanų diržų sistemos jungtys. Greta dabar gerai matomas žalvarinis kamanų skirstiklis su kamanų jungtimi. Pagaliau pasimatė ir žalvarinė perpetės sagtis. Žalvarinė žąslų grandinės centre matyti trinarių žąslų geležinės jungties galas. Dabar jau visiškai išaiškėjo galvūgalių įkapių sudėtis. Čia yra žirgo žąslai, kamanos ir kovos peiliui skirta perpetė. Deja, nustatyti, kaip tais dekoratyviniais spurgeliais buvo išdėlioti kamanų ir perpetės odiniai diržai, nepavyks. Juos sudėjus į vieną krūvą atskirti, kas kam priklauso, neįmanoma. Baigiant trečio kapo tyrimus ir nuimant griaučius, skreito srityje buvo rastas trečias įvyjinis žiedas.
Greičiausiai jis turėjo puošti kairiosios rankos pirštą. Nelieka abejonių, kad čia palaidotas raitelis, karinio elito atstovas, kurio karišką profesiją liudija raitelio bei kario reikmenys, žąslai su kamanomis ir ginklai, kovos kirvis, kovos peilis, ietis ir puošni perpėti ginklui prilaikyti. Tai jau neabejotinai vyras, didžiulis, masyvus, robustiškas, sakoma, vyras su nužuline kakta, ryškiais antakių pelenais, tai buvo brandaus amžiaus vyras, 40–45 metų. Štai jo portreto rekonstrukcija Vytauto Urbanavičiaus atlikta. Iš kitų požymių leidžiančių individualizuoti žmogų ir šiek tiek pasakyti apie jo gyvenimo būdą, norėčiau pažymėti kelis patologijos pėdsakus, kelis ligų pėdsakus. Tai šis vyras yra turėjęs nosies lūžimą, sugijusią nosies traumą. Smūgis buvo iš dešinės į kairę, kaip dažniausiai nutinka ir dabar. Be to, jo kaktikaulyje taip pat yra negilios sugijusios traumos pėdsakas. O iš kitų jo požymių leidžiančių tarti jo gyvenimo būdą, tai yra stuburo patologija. Nedažnai tenka matyti stuburą, štai mano rankose jo juosmens slanksteliai ir kryžkulio fragmentas. Štai šitos didžiulės kaulinės išaugos slankstelių kūnų liudija, kad jam, juosmens sritis turėjo būti skausminga. Skausminga buvo judėti ir jį, kankino tokie skausmai, kur dabar galima vadinti panašus į radikulitą, radikulialgijos. Dėl ko tokia patologija atsirado? Mano nuomonė labai tikėtina, kad tai galėjo būti dėl lėtinio nuolatinio stuburo traumavimo, dėl nuolatinio stuburo suspaudimo. O tas suspaudimas galėjo vykti, dėl specifinio gyvenimo būdo, pavyzdžiui, jodinėjant. Raiteliams pasitaiko tokia patologija, kai smūgių į stuburą neamortizuoja kojos, visi smūgiai tenka į stuburą ir būtent juosmens dalį ir štai tokia ryški stuburo patologija. Dėl to galima manyti, kad šitas žmogus greičiausiai buvo raitelis. Ar bent nemažą laiko dalį praleisdavo kalne. Šie faktai verčia manyti, kad trečiame kape buvo palaidotas profesionalus karys ir jis priklausė kariniam elitui. Šį įsitikinimą papildo kape buvęs ištisas kario ir raitelio reikmenų rinkinys, net 22 vario lydinio ir geležies radiniai. Tarp jų kovos kirvis, ietigalis ir kovos peilis su puošnia perpete, trinariai žąslai su stambiomis vario lydinio grandinėmis, vario lydinio spurgeliais papuoštos odinės kamanos su skirstikliais bei dekoratyviniais pusmėnulio ir trapecijos formos pakabučiais. Karinio elito kapai rytų Baltijos regione žinomi jau nuo 2 amžiaus vidurio. Ankstyviausiai kapai rasti Semboje, Priegliaus dešiniajame krante, Prūsų kapinynuose. 4 amžiaus antra pusė ir 6 amžiaus pradžia datuojami karinio elito kapai yra ištirti Šveicarijos pilkapynė, Suvalkų apskritis Lenkijos Respublika, Krikštonyse, Lazdijų rajonas, Reketėje, Kretingos rajonas, Taurapilyje, Utenos rajonas, Plinkaigalyje, Kėdainių rajonas, Žvilių kapinyne, Vidgiriuose, Barzūnuose ir Vėluikiuose, Tauragės rajonas, Paprūdžių kapinyne, Marvelėje ir Veršvuose, Kauno miestas. Vėluikių 3 kapo radinių datavimas skiriasi nuo 1. Lanko pavidalo kirvis pasirodė 4 amžiuje, o ietigalis priklauso 1G tipui ir datuojamas 4–7 amžiais. Kovos peilis yra ankstyvesnis, jis atsirado 2 amžiaus antroje pusėje. Tikslesnį 3 kapo palaidojimo laiką nustatyti padeda aprangos reikmenų bei papuošalų apžvalga.
Kape buvo rastos 2 žalvarinės žieduotosios segės. Viena iš jų priklauso pirmai grupiai. Tokių segių pasirodymo laiką bei paplitimą jau aptarėme pirmo kapo radinių apžvalgoje. Antroji segė su buožele virš įvijos priklauso antrai grupiai. Jos datavimas kitoks – 4 amžiaus pabaiga, 5 amžiaus pirma pusė. Taigi šio kapo datavimas linksta į 5 amžių. Tai patvirtina kape rastusios apyrankės. Viena iš jų priklauso juostinių apyrankių pusiau apskritų lankelių 7 grupiai. Jos datavimas aptartas pirmojo kapo radinių apžvalgoje. Apyrankė storėjančiais galais yra naujos epochos, ankstyvųjų viduramžių šauklys. Lietuvoje jos plito nuo 5 amžiaus pradžios, o labiausiai mėgtos 5 amžiaus antroje pusėje ir 6 amžiuje. Vėluikiuose rastoji yra paties ankstyviausio tipo, ją reikia datuoti 5 amžiaus pirmąją pusę ar viduriu. Kape rastas dar vienas tokio datavimo patvirtinimas. Tarp 3 įvijinių žiedų vienas yra su platesne vidurinė apvija. Kaip ir storagalės apyrankės, jos plito nuo 5 amžiaus pradžios. Daugiausiai jomis puošėsi 5 amžiaus pabaigos ir 6 amžiaus gyventojai. Artimiausias ir geografinė ir kultūrinė prasme Vėluikių kario raitelio kapui yra Laimos Vaitkunskienės ištirtas Žvilių kario raitelio kapas. Nors Vėluikiuose nerasta pentinų, skydo, geriamojo rago, tačiau likusioji medžiaga labai panaši. Itin panašus kamanų papuošalas, pusmėnulio formos pakabutis, tokio pat ankstyvo tipo storagalė apyrankė. Matyt teisus bus Šimėnas, datuodama Žvilių kapą 5 amžiaus viduriu, o ne 4 amžiaus viduriu, kaip paskelbė autorė. Visą tai pasvėrus reikia manyti, kad ir Vėluikių raitelio kapas skirtinas 5 amžiaus viduriui. 2007 metais buvo tęsiami Vėluikių kapinyno tyrinėjimai, tačiau jokių naujų kapų surasti nebepavyko. Viską nuplovė Ančia. Vėluikių tyrimai, nors kapų skaičiumi ir nėra dideli, tačiau svarbus etninės istorijos požiūrių. Dabar galima teigti, kad Skalvių gyventa teritorija šiaurėje užgriebė net Skaudvilės apylinkės. Visai įtikima, kad žymieji Karšuvos Ivangėnų piliakalniai yra skalviškos kilties. Savo laidose mes pasakosime apie žymiausius Lietuvos mūšius, prisimindami kovas su kryžiuočiais bei kitas laisvės kovas, o taip pat dar kartą pažvelgsime į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę Ukrainoje. Pereito metų pabaigoje, šių metų pradžioje mes rodėme atskiras laidas. Didžiosios Lietuvos mįslės, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldas Ukraina. Štai fragmentai iš jų, o tuo tarpu prisiminkime. Akivaizdu, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė niekada nebūtų galėjusi užvaldyti Kijevo Rusios erdvių, jei ne mongolų invazija. Lietuvos didžioji kunigaikštystė 14 amžiuje tai šakalas einantis paskui mongolų tigrą, tai prašė Gudavičius. Dažnai kalbama apie natūralų senųjų ukrainiečių žemių likimą prie švelnesnio okupanto ar netaikų pajungimo pobūdį. Tačiau naujausi imperiologiniai tyrimai nerodo, jog lietuvių ekspansija buvo kitoniška, būta visko ir tiesiogiai nukariaujama ir įtaka skleidžiama kitais būdais. Šiuolaikinėje istoriografijoje pabrėžiamas vienas dalykas – savanoriškai, nebent prisimintume sovietų režisuotą 1940 metų Baltijos valstybių prijungimo spektaklį. Prie didvalstybių niekas nesijungė, nebent tokiais spektakliais laikytume vedybinės sąjungas. Tačiau jau viduramžiais buvo aišku, kaip rašo De Wulfo sagos autorius, nuotaka gali trumpam atnešti taiką, gali priversti trumpam nuleisti ietis, bet šitai trunka neilgai. Tuo meto Bizantijos šaltiniai apie jokį lietuvių taikumą neužsimena, priešingai kalba apie narsę karingą tautą. Todėl kai kada istorikai mano, kad net dinastinės vedybos vyko tiesioginiu kariniu spaudimu, kaip antai Algirdo paveldėjimo teisės į Vitebską, o Liubarto į Volynės Vladimirą buvo įgytos karu. Todėl tiek Ukrainos, tiek kitų senosios Rusios žemių taikaus prijungimo prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės idėja šiandien laikoma
XIV amžiaus Rusios istoriografijos suformuotų mitu. Žinoma, toliau nuo centro Vilniaus į šią kategoriją patenka ir visa Ukraina. Valdė Gediminaičiai mažiau klausė brolių, pusbrolių ar dėdžių, Vilniaus didžiųjų kunigaikščių, todėl tenka kalbėti tik apie satelitinę priklausomybę. Vadinasi, tiek pagal laiką, tiek pagal erdvę buvo įvairiausių priklausomybių nuo Vilniaus ir tik dabartinių istorikų mintise atsiranda daugiau tvarkos, nei jos atrodo buvo istorinėje tikrovėje. Tačiau ši problema regis būdinga visoms viduramžių Europos šalims. Žodžio lietuviai veikiausiai buvo tokie pat grobikai kaip ir kiti, tik išgrobę svetimą kraštą nespausdavo, tai yra iš pradžių nekeisdavo susiklošiusios tvarkos. Tiksliausiai tokią taktiką apibūdina lietuvių kunigaikščių posakis: senovės negriauname, naujovių neįvedame. Palikdavo senasias kunigaikštijų sukurtas, vėliau tai virs Volynės, Polocko, Vitebsko, Kijevo sričių privilegijomis ir perindavo net kai kurias visuomenės ir valstybės organizacijos formas. Tai liudija į lietuvių kalbą atėjusios socialinės savokos, kaip valsčius ar bajoras. Taigi šiandien lyginamoji istorinė sociologija, kurią mums įspūdingomis studijomis pristato Zenonas Norkus, pateikė išvadą, kurios neleidžia abejoti Lietuvos didžiosios kunigaikštijos 14-15 amžiaus imperinių pobūdžių. Jeigu ir galima Lietuvos didžiąją kunigaikštystę vadinti švelnia imperija, tai tik dėl to, kad ji netitinka pirminės imperijos kriterijų. Gedimino ir Algirdo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, o nuo šių teorijų labiausiai primena kai kurias šešėlinės imperijas. Tokios imperijos susikuria žlugdančių imperijų pasienyje arba periferijose, kai žlugusios imperijos pavaldiniai, klientai arba sąjungininkai, palydovai dalį jos teritorijos kartu ir buvusią metropolijos rytį pajungia savo. Paprastai perimama ir žlugusios imperijos administracinė struktūra bei struktūrinis paveldas. Laidos pabaigai pradėsime ir pasakojimą apie šios vasaros mūsų ekspediciją į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę Ukrainoje. Leisimės į kelionę nuo Vilniaus aušros vartų iki Kijevo vartų. Kaip jau supratote, mes palikome Helmą arba senovės Holmą ir prieš mus tarsi neįveikiama kliūtis išdygo Lenkijos Ukrainos pasienio punktas. Ilga, tarytum nesibaigianti krovininių automobilių virtinė mums ištvėrė kelią. Ir jei radome susitarimą su pasienio punkto darbuotojais, tai iškyla užduotis, kaip privažiuoti iki pareigūnų. Dėka vairuotojo meistriškumo ir kažkokios mūsų saugojančios apvaizdos mums visgi pasisekė vos porą valandų sugaišus pasienyje tęsti savo kelionę, nors pradžioje niūrus susigrūdusių automobilių vaizdas prognozavo čia praleisti ir visą naktį. Vakarėjo, todėl skubėjome aplankyti mūsų pirmą objektą – Čartoryską, kur kažkada buvo senosios Rusios Volynės pilis, o dabar toje vietoje tiesiog ant pilies pamatų gyvena žmogus. Добрый вечер. Labas vakaras. Здесь есть... Ar čia yra Čartoryskio piliakalnis? Taip, čia piliakalnis ir yra. Ir jūs čia gyvenate? Čia живете, там, где... Taip, aš esu šeimininkas. Privatizuota ši vieta. Gal nuo 11 amžiaus 40 metų čia gyvenu. Čia gyvenu. O tas namas buvo pastatytas prieš karą.
Да. И це Так здесь две хаты, да? Tai čia du namai. то хата моя там, а що тут? Taip, štai mano namas. Čia dar gyvena viena moteris. O jūs iš kur? Mes atvažiavome iš Lietuvos. Ну, мы знаем, Mes žinome, kad kunigaikščiai Čartoriskiai buvo lietuvių kilmės. Taip, nesenai laikraštyje skaičiau, kad moteris jo lygtai Lenkijoje gyvena. Не знаю, де зараз я скажу, в Польщі зараз вона живе. І цих чарторийських Ir Čartoriskių palikuonis buvo čia atvažiavę. Pradžioje pati jų buvo atvažiavus, o vėliau ir su vaikais čia buvo. Ну, це було Čia lenkiškas statinys buvo 1100 metų. у 1100 році. 1100. Да, 900 років. Скажите, здесь А как бы... князі чарторийські були. O kunigaikščiai Čartoriskiai štai ten matosi, kur statė Soboras, kuris pastatytas 1639 metais. То вони десь 400 років назад вони. Taigi, 400 metų senumo. Jūs labai gerai esate įstudijavęs šią istoriją, o šią skaičiau dar istorijos knygose, bibliotekoje ir mokykloje. Ir kai mokiausi technikume, man kaip tik pakliuvo kontrolinė užduotis pagal šios vietos istoriją. O sakykite, ar čia kažkada buvo didelis bokštas? Buvo, štai ten, kur dabar augo kukurūzai. Ji ten stovėjo. Kas tai per žmonės? Iš Lietuvos, televizija. Iš Lietuvos. Na, žinote, kiek čia tokių vaikšto. Na ir kas? Tai privati valda. Noriu leisiu čia, o noriu ne. Nesibaiminkite, gerbimieji. Visgi pasitraukus karingai nusiteikusiai šeimininkiai, mes tęsėme savo žvalgytuves objektą ir mums talkino draugiškai nusiteikęs privačios valdos savininkas. Bet pasakojimą apie tai mes jau pateiksime savo sekančioje laidoje. Taip pat grožėsimės įspūdingais baltų meno dirbiniais ir žinoma aiškinsimės, iš kur atkeliavome ir esame čia, bei stengsimės pažinti mūsų krašto istoriją, papročius, kultūrą.